valdysit. Buvo duotas pažadas mažinti 10%. Jeigu jūs neefektyviai valdysit, atitinkamai jau mitingai persikels nuo Katilinės, persikels į Kęstučio mūsų aikštę. Ir mes turim išreikalauti. Ir jau, kai tik tai buvo pilnai perimta, antradienį tai buvo licenzija sustabdyta miesto energijos ir, kaip mes jau dabar populiariai iš panevėžiečių ir perduota ukmergiečiam, mes iš karto ir įteikiam tokį pat reikalavimą ir mūsų administracijai, kad tą, ką buvo pažadėta birželio mėnesį, jie turės vykdyti. Jeigu nevykdys, mes reikalausim, teisim direktorių, teisim direktorius. Pasakykite punktais reikalavimus, kuriuos dabar išsakėte prezidentė, ką turėtume daryti? Čia mes galėčiau... Trumpai. Mes nepatenkinti tai pirmučiausia, kad kainų komisija, jeigu taip populiariai, neobjektyviai ištyrė kainas ir jas nustato. Tai, kad, pavyzdžiui, dabar visiškas nesusipratimas vyksta su teismais. Mes nebesusigaudom, kas kur čianai ką teisė. Teismai vieni priima, kiti atveju. Nepatenkinti antstolių veiksmais. Jeigu antstolė atsiveda kažkokią privačią struktūrą, kuri žmonėm, piliečiam įvedinėja tvarką, privati struktūra, antstolio veiksmus turbūt turėtų padėti jai vykdyti, ar kaip tai policija. Su dėl saugos tarnybos piršimai galime. Taip, tai aš ir sakau, saugos tarnyba privati kažkokia atsiranda. Jie neturėjo kad teisų. Tai lygiai čia, kodėl irgi galėtų jūs visus išvaikyti. Lygiai mes turim leidimą piketuoti, tenai susirinkti, privatus žmonės kažkokie tai dalyvauja. Tai mes ir sakėm, tai galbūt ten prie Lūdės dar daugiau kažkokių pijokėlių yra. Nes tuo labiau, kad Argus tarnybos darbuotoja, netgi ir vieną patikrinus, 1 promilę alkoholio. Gerai, ponė, prisistatykite. Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas. Dabar sakykite, iš kokių lėšų yra samdoma PR kompanija? Čia. PR kompanija, šita? Taip. Mes jokių lėšų, mes čia tik tai savi, mes piliečiai. Ne. Yra pasamdyta viešųjų ryšių kompanija. Iš kokių pinigų? Aš dar nepasiduok provokacijai. Čia yra provokacija, nepasiduok Juliau provokacija. Nesakinėkit tokius klausimus iš vis. Jei išpjaus savo atsakymą, savo klausimą paleis. Aš tam mokinu. Aš jau šitą girdėjau. Jeigu norit pasakyti... Čia ta hebra taip daro. Ne, jeigu norit iš ko, painam autobusan, parodau mano tašiai buterbrodus, sudėti savi buterbrodai, žmona iš ryto sukėsi. Kurie atvažiavo su jumis, kiek čia yra žmonių? Tai ne, bet jau veda tokia mintį, žinai, kad... Ukmergiečių dalis ir dalis, kadangi yra Ukmergėje 3 katilinės ir dar antrosios katilinės Šventupė irgi atstovai. Dabar žiūrėk, Juliau, pasakyk, kiek pelno jie gavo už 9 metus. Aš noriu, kad tu pasakytai. 10 milijonų pelno gavo tie veikėjai. Ir jie papirkinėja visus. Išdalinta 20 asmenų. Manai, kaip čia vedama politika? Čia yra ne tik jau viršyje žmonių skaičius. Jūs turite leidimą. Taip. 12 valandos. Sakykit, kokiai partijai atstovaujate? Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas. Jokiai partijai nepriklauso. Ir toliau, kad luptų visą kainą. Aš žinau... Jie gali daryti PR kompanijas teisėjus papirkinėtojus nieko. Prie laužų, jeigu taip susidarė... Ne, jie valistam taip jau įkalta. Ukmergiečių katilinės gynėjų partiją galim pasivadinti. Čia mes jau kaip sava šeima. Ir dainą savo turim, ir dainuojam, ir gaila, kad jūs nepažiūrėt, pas mus labai gerai ir įdomu. Nedirba, netlieka savo darbo paprasčiausiai. Per pusę metų jie galėjo šitą konfliktą išspręsti. Tai kas čia dabar kalčiausias? Kalčiausias tai ir kainų energetikos komisija. Ministrų pirmininkas Kubilius labai šitiek laiko neįsprendė to konflikto. Jisai tik monopolininkas stoja, kad jam dabar 2 milijonus davė rinkimam. Šimašius apkaltino dabar savivaldybę. Čia kalta tie, kurie nedirbo savo darbo ir matė, kad yra toks konfliktas Ukmergėj. Nieko nedarė pusę metų. Ir įvyko taip, kaip įvyko, o dabar savivaldybė turi atsakyti.
reiškia mokėti pinigus už tai, ko jie nepadarė. Pirma, ginami ne vartotojų, o privačių bendrovių interesai. Apie tai jau begalė ir laikraščiai, ir televizija, visur mes jau apie tai matėm. Kišamasi į teismų veiklą. Labai daug, ypatingai teisingumo ministro ir paskutiniai pareiškimai, kad jau jūsų ukmergiečiai čia turėsit milijonus, kiek tų milijonais žmogus net nebesusigaudo, kiek mes turėsim kompensuoti, bet pareiškia, kad mes turėsim nuo 14, o iki keliasdešimt milijonų kompensuoti, tai yra neatsakinga. Ir antras dalykas, kalbėkime atvirai, tai jau iš anksto spaudžiami mūsų teismai, kokį nuosprendį jie turi priimti mūsų atžvilgiu. Trečias mūsų kreipimasis. Mes savo turtą atstovėjom. Atstovėjom po ašarinių dujų, nervus paralyžiuojančių dujų ataką. Todėl ir sakom, kišamasi į mūsų vietos savivaldos veiklą. Mes savo turtą turim patys jį ir valdyti. Kaip mums seksis, mes jau kontroliuosim savo šiluminio ūkio valdybą, direktorius ar kitus įgaliotus asmenys, kurie mums turės tiekti šilumą. Kas čia dar mūsų?